Labas, aš Bitės profas Žygis. Tam, kad nuo internete tūnančių pavojų pavyktų lengviau apsaugoti save ir savo šeimos narius, pristatau Bitės interneto apsaugą Plus. Kuo ji naudinga ir kokius išmaniuosius saugumo sprendimus siūlo, tuoj papasakosiu plačiau. Interneto apsauga Plus yra naujos kartos Bitės paslauga veikianti mobiliuoju ryšiu. Ji internete leidžia ne tik patiems jausti saugiau, bet ir sukurti tarsi skydą savo šeimos nariams nuo kibernetinių pavojų bei žalingų turinių. Tam nereikia jokios papildomos programinės įrangos. Užsisakyti ir valdyti šią paslaugą galite Mano Bitė savitarnos svetainėje arba telefono programėlėje. Prisijunkite prie Mano Bitės savitarnos. Kiek žemiau pastebėsite užrašą Interneto apsauga Plus, o šalia mygtuką valdyti. Jį ir spustelkim. O jeigu esate prisijungę prie programėlės, ekrano apačioje pasirinkite planas. Braukite dešinėn ir spauskite čia. Atsidarius pagrindiniam valdymo puslapiui išvysite visą apsaugos darbastalį. Jame galėsite matyti saugumo pranešimus ir valdyti privatumo bei turinio filtravimo nustatymus. Beje, puslapio viršuje realiu laiku galite matyti, kiek kartų ir nuo kokių pavojų per 30 dienų buvo apsaugoti visi Bitės klientai naudojantis šią paslaugą. Na, o kiek žemiau išvysite savo 30 dienų įvykių apžvalgą. Kitaip tariant, nuo kiek daug žalingų puslapių ir kitų kibernetinių pavojų jūs ir jūsų šeima buvote apsaugoti. Laikas, įrenginys, iš kurio buvo jungiamasi, svetainė, funkcija leisinti daryti išimtis ne pačioms saugiausiams svetainėms, šalis bei grėsmės kategorija. Viskas kaip ant delno. Žemiau pateikiama turinio filtro apžvalga. Būtent čia galėsite valdyti visus filtrus. Štai, visa šeima ir jiems įjungti filtrai. Pirmas filtras – saugumo. Jis rekomenduojamas visai šeimynai, nes internete galėsite jaustis lyg už mūro sienos. Antras filtras blokuoja tik suaugusiems skirtą turinį, pavyzdžiui, svetainės susijusias su azartiniais lošimais, ginklais ar pornografija. Įjungus trečią filtrą vaikai nesiblaškys po interneto platybės, tad dėmesį galės sutelkti į mokslus. Bus blokuojamas pramoginis turinys, pavyzdžiui, Facebook, TikTok, YouTube ir žaidimai. Nusikaltimų filtras. Šeimos labui ir saugumui, kad nei vienas šeimos narys nepatektų į svetainę susijusią su kriminalinė veikla. Visos šeimos nervus kaip ramunėlių arbata nuramins reklamos filtras, kuris ženkliai sumažins erzinančių reklamų skaičių. Tiesa, verta paminėti, kad beveik visiems filtrams galima taikyti išimtis, pavyzdžiui, savaitgaliais arba tada, kai pamokos jau paruoštos. Ar žinojate, kad vienas dažniausiai kibernetinių saugumo pavojų yra asmens duomenų nutekinimas? Neretai vartotojai neapdairiai įveda savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį svetainėje, kurioje to daryti tikrai nereikėtų. Privatumo įvykių skiltyje galėsite ne tik pasitikrinti, ar taip nenutiko, bet ir sekti visų šeimos narių saugumą. Čia iškart matysite, jei koks programišius kėsinsis į jūsų asmens duomenis. Be to, gausite rekomendacijų, kurios padės išspręsti problemas ir likti saugiems. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų pasikeisti tam tikros paskyros slaptažodį ar įjungti 2 žingsnių autentifikavimą. Interneto apsauga Plus yra lyg gelbėtojas prižiūrintis drąsius interneto narus. Ši paslauga saugo nuo įvairių kibernetinių pavojų, stabdo reklamas ir pataria, kaip išspręsti į vandens paviršių iškilusias saugumo spragas. Tiek apie Bitės interneto apsaugą Plus. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalų ir paskambinti varpeliu, kad naujausios mūsų apžvalgos jūs pasiektų pirmus. O aš sakau iki.